Taigi, pirmas metimas. Krepšininkė Agnė Petkutė. Ui. Nelabai. Na, o dabar mes, Mindaugas. Iš kur nori? Na ir jis nepataikė, tęsim toliau. Agnės metimas. O, beveik. Taigi aš iš čia įmečiau ir dabar žiūrėsim, ar Agnei pavyks apžaisti mane. Kvepės Agnė vyriškais kvepalais ar ne? O, labai kvepės. Na tai paniutė, būsite 55 numeris. 6 nėra? Ne, 5. Panašus į Hugo Boss, tik nežinau ką. Na. Ir prašau. Ačiū, kad ne į burną. Trukt iš naujo, kaip sakant. Nu, važiuojam. Aš iš čia įmečiau. Nu, labai jau netaikliai. Tai va, Agnei mesti dabar iš baudų. Pažiūrim, kaip seksis. Beveik. Nu, tai kadangi Agnė nepataikė nuo baudų linijos, pasimsim kelioninį variantą. Kiek čia numeris? 301. Šitas skaniai. Jo, jis panašus į dyzelį. Tai nesilaikė. Daro čia viskas, tik reikia mokėti. O, būsi dyzelis. Jau du aromatai. Kaip blizga net. Na va, aš įmečiau, o dabar Mindaugo eilė įmesti arba kvepėti. Norėjau, kad kvepėtų. Meskite valandą jūs klausinėję. Dar žaidimas tęsiasi ir labai netaikliai. Nu va, aš ir vėl pataikiau. Dabar eilė Mindaugui. Arba kvepintis, arba ne. Atsisėdęs. Na. Kokį numerį išsirinkai? 6. 6. Na, ir dabar kvepėsi 6. Nu, svarbu. Numeruku. Ir kaip? Citrusas. Irgi citrusas. Pasisekė. Na ir partiją baigsim šią natą. Arba Agnė pataiko, arba ne. Arba ne. Nu va. Tave nupurkšim. Visais jau purškiam, bet va 5 dar pabūsi. Va, kaip kvepėsi. Taigi, ačiū uždėmesi, kad žiūrėjot. Iki susitikimo kituose mačuose. Iki.